Labas. Kartais nutinka taip gyvenime, kad rašai kažką, bet garso taip ir neįrašai. Dabar įrašysiu. Vaizdas yra, nu va čia toks juokelis, kad spinta yra netokia aukšta, tik aš su labai mažas 1,20 m. Haha. Toliau, stalčiai. Nu, man patinka, kai stalčiai būna skirtingo aukščio. Viršutiniai, nu va tokie patys žemiausi, viduriniai vidutinio aukščio ir žemiausi patys giliausi. Jums spręst, ką ten dėt. Nuo tokio iki tokio gali susidėti. Ir svarbiausia, tylus uždarimas su pritraukimu. Tak, 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 tak. Šiaip maloniai skamba realybėj. Čia irgi malonus garsas, bet nėra garso. Ir aš vis dar mažas. Ir pažiūrėkim, kas spintos viduj. Nenešiojat šitų aukštakulnių šį sezoną. Tai va čia yra erdvė batams. Čia kabės dailios ilgos suknutės, o viršui būtent taip, kaip ir parodžiau. Tada! Netikėta geras. Matėt, baldžius iš spintos išlindo. Čia yra švarkų kabykla. Tilps daug gražių spalvotų švarkų. Viršui šitas mano vienas mylimiausių mechanizmų, nusileidžiantis iki ergonomiško aukščio, sukabinam drabužius ir paleidžiam į viršų, spyruoklę pritraukia, nieko nereikia stumt, viskas labai paprasta ir faina. Durys užsidaro. Na, čia eilinis priminimas apie tai, kad mus galite sekti įvairiuose socialiniuose tinkluose. Awesome baldai. Mes daliname savo patirtimi, nestovėk už nugaros tam, kad jūs turėtumėte savo svajonių baldus. Varom į kitą video.